Mes žinome, kaip iš tikrųjų gyvena Lietuvos žmonės ir ką daryti, kad gyvenimas pasikeistų į gerą. Tačiau žinojimas nieko nevertas, kol nepradedi veikti. Mes žinome, kad pradėti reikia jau dabar. Ir mes žinome kaip. Darbo partija. Nu kaip nepadarėt jau, jeigu prezidentį patvirtina? Nu kaip nepadarėt pataisas? Prakeiks jumis ir jūsų kartas. Neturit gėdas dar atvažiuoti čia. Jie nevažiuos, jeigu kišenės prisitiešo, kas jums nevažiuoti. Aš esu žmogus. Mes atvažiavome, irgi savo reiškia, paukojam savo laiką. Jeigu aš atvažiavau, mes aukojam savo laiką. Su kolegomis norėjom paklausyti, pakalbėti, bet jeigu jūs norite vien prakeiksmais ir buvote. Aš jums išdėstysiu savo nuomonę, mokslininkų nuomonę. Mokslininkų nuomonę mes žinom. Perskaitė mūsų nuomonę. Einam į salę. Bet niekas nerūp. Dabar pačioj pradžioj prisistatykite. Tai aš to norėčiau pradėti, tai visų pirma dar kartą noriu padėkoti už susitikimą. Žinau, kad susitikimas buvo inicijuotas iš jūsų pusės, dar turbūt, kiek žinau, tai bandėm pirminį susitikimą inicijuoti prieš priimant įstatymą ir jisai turbūt tą pačią dieną, kada mes susiskambinom su Aidu, tą dieną jisai buvo priiminėtas. Tai pradžią noriu prisistatyti, esu Valdas Karvelis, Seimo narys, kuruojantis Tauragėje šiuo metu esu priskirtas. Su manim šiandien atvyko kaip tik Raimundas Paliukas ir Vilija Filipovičienė. Tai darbo partijos frakcijos posėdį mes susirinkom, informavau frakcijos atstovus apie tai, kad Žygaičio bendruomenė yra išreiškusi norą susitikti. Ir frakcija delegavo būtent mūsų ketvirtuką. Šiandieną su mumis dar turėjo atvykti ir Kęstutis Daukšys. Daukšys atsiprašė, šiuo metu irgi turi susitikimus kitoj pusėj. Tai mes trys tą pažadą frakcijos paskirtą, deleguotą, susitik su jumis. Aišku, ten sakė, kad buvo kalbėta, kad gal jūs atvažiuosit, bet mes sakėm, kad mes norime atvažiuoti būtent patys pas jūs. Ir šitoje vietoje atsivežėme, aišku, savo specialistus, savo atstovus, tie, kurie ruošia pataisas, teikia pataisas ir šiandien pabandysim atsakyti, kodėl būtent tokios pataisos buvo, kodėl mūsų galutinės frakcijos sprendimas buvo palaikyti arba balsuoti. Ir faktas išgirsti jūsų lūkesčius, pastabas ir visus kitus dalykus, ko tiesiog politikai nori turi prisimti, važiuoti susitikinėti ir kalbėti. Tai užduokite tada tos klausimus. Ne, tai vat viską išėlės. Prieš susitikti su žmonėmis buvo priimant įstatymą susitikimus. O dabar jau kaip palaikam. Aš galiu visus klausimus. Man labai domina klausimas, ką jūs atstovaujat? Ar liaudis, kuri rinko, ar ševronai? Nes pagal šitos balsavimus jūs atstovaujat ševronai. Nes su žmonėm nesitari, žmonės įjunka į daiktai. Už jumis prabalsavo, mes esame daiktai iki kitų rinkimų. O jūs tik ševronai atstovaujat. Jeigu jūs būtumėt žmonių tautą atstovavę, jūs būtumėt prieš tai susitikę su mumis ir išklausę mūsų nuomonės. O dabar mūsų nuomonė nudėsi. Aš atsiprašau, bet esu Vilija Filipovičienė, darbo partijos frakcijos narė Seime ir esu sveikatos reikalų komiteto narė Seime. Tai gal vis tik tai aš matau, kad dabar pas mus prasideda toksai kalba visi, klausimus užduoda visi, gal viską aptarkime, kad pasidarysime kažkokį tai pirmininkaujantį ir gražiai tvarkyti klausimą atsakom, nes dabar pas mus gausis ne bendravimas, o kažkoks tai chaosas. Koks gali būti bendravimas, jeigu jūs atstovaujat sveikatos apsaugos, jūs puikiai suprantate, kokia dabar čia yra situacija. Normaliai šnekėti galima su normaliais žmonėmis. Bet ne su tais, kurie pateikė. Bendruomenės pirmininkas. Palaukit. Aš tada irgi noriu pasakyti porą žodžių. Arba mes dabar susėdę konstruktyviai pašnekame, arba jeigu... Viskas aišku. Mums viskas aišku. Išklausykim, ką jie mums naujo pasakys. Išklausom, dėl ko taip pasielgė.
Gal tada aš norėčiau. Čia susirinkę yra 99,9 ūkininkai, procentai ūkininkų. Va čia, kur yra susirinkę žmonės. Mūsų yra agrarinis kraštas, esam pieno mėsos ūkiai. Čia pas mus yra nepalankios žemės ūkininkauti vietovės, tai mes orientuojamės į pieną ir mėsą. Noriu truputį statistikos, kad Tauragės apskritis yra 105 000 hektarų žemės ūkio naudmenų ploto, ūkininkų skaičius yra 10 000, ekologinių ūkių 370. Pagal vidutinį dydį Tauragės apskritis Lietuvoje yra 3. vietoje. Tai yra po Šiaulių ir Panevėžio. Tai yra Tauragė. Taip, dabar ką reiškia jūsų pataisos? Jūsų pataisos reiškia tai, kad mūsų ekologiniai ūkiai ir visi kiti likusiai ūkiai turės būti uždaryti vien dėl cheminių medžiagų kiekių, kurie bus pumpuojami po žemę, vien dėl tų aikštelių, kur bus statomos mūsų teritorijoje. Ir mokslininkų išvadose rašoma ir patvirtinama, ir Europos studijoje patvirtinama, kad ir apšvita yra garantuota, ir cheminės medžiagas užteršant gruntą, vandenį ir orą, o išauginti produkciją tai reikia švaraus oro, švarios žemės ir švaros vandens. Tai yra 3 pagrindiniai dalykai, kurie reikalingi žemės ūkiui. Jūs šitą su savo pataisom sugriovėte. Nes jūs galbūt neatsižvelgėt, o gal jūs net neperskaitėt, ką jūs pateikė galbūt tretieji asmenys pateikti Seimui. Aš šito nežinau, bet aš užtat jūsų noriu paklausti. Dabar noriu dar truputį statistikos iš čia yra valstybė, kiek surinkama į biudžetą pajamų į metus. Čia yra 2012 metų duomenys. PVM yra surinkami 45,2% į biudžetą. Tai reiškia, mes esam PVM gamintojai. Ūkininkai yra PVM gamintojai, kurie parduodant pieną, mėsą, mes pagaminam PVM. Mes nenuperkam iš kažkur, bet mes pagaminam jį. Ir tai yra 42% yra PVM gamintojų suneštos pajamos į biudžeto iždą. Toliau, akcizai 22%. Pelno mokestis, kur moka visi ūkininkai, tai yra 10,3%. Gyventojų pajamų, kur irgi visi moka ūkininkai, yra 10,6%. Dividendai 3,6%, kitos yra 4,8%. O naftos ir dujų išteklių mokestis yra 0,2 sunešami į biudžetą procentai. Tai ką tai reiškia? Sunaikinti mūsų žemės ūkį, mūsų visus ūkininkus. Sunaikinti tiek, kad į biudžetą įneštų 0,2% tik tais. Tai yra didžiausias absurdas. Toliau, iš Europos Sąjungos buvo atvažiavusi aplinkos komisarė Hedegaard, kad ji pasakė Lietuvai, kad turit labai gerai pagalvoti apie išgavimą skalūninių dujų, nes ar nebus taip, kad skalūninių dujų išgavimas bus nuostolingas vien dėl žmonių atžvilgių, kad bus kaip žemės ūkis sunaikinta. Taip. Ką galiu pasakyti iš Pittsburgo miesto šitoj Amerikoje? Į ten 3 milijonai gyventojų yra. 3 milijonam gyventojų nebėra gerimo vandens. Jie turi juos pirkti. Mes esam agrarinis kraštas, kur viena karvė išgeria iki 150 litrų į dieną. Kur jūs stato dabar tą terminalą? Kur dar vienas terminalas yra gerimo į vandenį? Kuris turės būti jau ateityje statomas Klaipėdoj, kad gerimo vandenį iš kažkur jūs turėsit mums lygiai tokia pat vamzdį kasti, kur išeina pro Žygaičius, kad galėtumėm gauti gerimo vandens savo gyvuliam ir laukams. Čia gal yra gerimo vandenį statoma, o dujos bus pumpuojamas šiek tiek iš pradžių? Ne, tai dar vieno, aš sakau, dar vieno reikėtų. Tai va. Vienas ūkininkas, va čia Žygaičių seniūnėje ir nesvarbu kur Lietuvoje, sukuria 3-4 darbo vietas miesto gyventojams. Tai reiškia, vienas ūkininkas va iš tų 10 000, kur yra Tauragės apskrityje padauginus iš 4. Tai mes sukuriam 40 000 žmonių, va Tauragės apskritis, pavyzdžiui, Vilniaus miestui sukuriam 40 000 žmonių darbo vietų, kurių nebeliks, užtat nebeliks ir tų ūkininkų. Ar jūs skaičiavo tokius skaičius? Ar jūs į tai atsižvelgėt? Ar jūs pagalvojot apie va šitos ūkininkus, kurie dabar žiūri jums tiesiai į akis su ašarom akyse? Ir kai sužinojom, kai jūs sausio 23 sėdėdamas aplinkos komitete pasakė, tikrai negalima skalūnų išgauti, nes tikrai yra pavojinga. Jūsų žodžiai. Ir jūs dabar šitai
padėties, kodėl mes iš jumis buvom garantuoti. Kad jūs tikrai palaikot mumis ir tikrai jūs apskaičiuojat viską. Bet kaip jūs padarėt gegužės 30 dieną, pakeitęs viską, visą mūsų gyvenimą apvertęs aukštininkuoju. Tai dabar jūs atsakykit jūs tos klausimus. Smulkus ūkininkas, jeigu yra ekonomikas 4, kad dabar tiršiai valstybė yra sumokam po 3000 į metus Aš pradėsiu gal visgi nuo toliau. Pirmiausia, tai aš esu pagal išsilavinimą inžinierius geologas ir tikrai, ne, jeigu jūs mane pertraukinėsite, tai nėra tikslo šnekėti. Jis teko atsako dabar į klausimą. Ne, išklausykim. Jeigu jūs man duosit 10-15 minučių, aš pasakysiu viską. Jeigu neduodat ir mane pertraukinėjate, žaidinėjate, tai klausykit, aš čia netam važiavau 200 km, kad čia klausytis žaidinėjimų. Visi esame žmonės. Tai va taip, aš esu inžinierius geologas ir truputį apie tos dalykus nusimanau. Žinau, kas tai yra gręžimas, žinau, kokiam giliai yra vandeningi horizontai, žinau, kur mūsų naftas plūkso, nes aš esu dirbęs 88-90 metais naftos žvalgybos viršininku. Tai drįstu teikti, kad aš truputį šitos klausimus žinau. Dabar jūs labai teisingai pasakėte, kad aš iškėliau tas Skalūnų klausimą. Kodėl aš iškėliau? Kadangi iki tol buvo paslaptis. Niekas apie tai nešnekėjo, tyliai vyko konkursai, Seimas iš vis tų klausimų nesvarstė, buvo, reiškiasi, padarytas 2006 metų poveikio aplinkai vertinimas, kur niekas iš jūsų nedalyvavo ir viskas buvo gerai. Palaukit. Buvo sakyta, kad pristatė. Aš prašau leisti pakalbėti, tada galėsime padiskutuoti. Jeigu kalba, ką nori, jūs taip jau prašom. Gerai. Tai va, kadangi aš žinau, kad Skalūnų dujų gavyba, kuri prasidėjo Amerikai, buvo vertinama kontroversiškai, aš taip straipsnį, kad tai rašiau, tai aš ir iškėliau aplinkos komitete, kad reikia tos klausimus aiškintis. Ir ką mes padarėme? Mes pirmučiausiai komitete, kaip tu sakė, 23, mes sustabdėm tą konkursą. Ką dabar mes to pasakėm? Jeigu mes nebūtumėm sustabdę, o tas konkursas būtų įvykęs ir tom sąlygom konkurso jau gal būtų čia pradėta ir projektus daryti. Mes paprašėme, kad Mokslo akademijos komisija pateiktų savo išvadą, jūs tikriausiai ją žinote, ten dalyvavo 10 akademikų, aš irgi turiu. Ir to išvadai pagrindinis sakinys yra, kad Skalūnų dujų žvalgyba Lietuvos žemės gelmėse galima, nes tai yra vienintelė priemonė, norint kuo nors geriau nei iki šiol, griežtai laikantis visų aplinkosaugos nuostatų, ištirti Skalūnų dujų ir Skalūnų naftos paplitimą, jas generuojančių uolienų parametrus, galimus geologinius ir išgaunamų dujų išteklius, jų energetinę ir ekonominę vertę. O taip pasakė 10 akademikų. Batai, senoriu, jūs žinot, kaip komisija balsavo. Buvo 5 už, 5 prieš. Tik pirmininko balsas nulėmė šitą dalyką. Bet jūs pasakykit žmonėm, kokią išvadą apie pačią gamybą, sako mūsų mokslininkai. Reiškiasi parašyta, kad atlikti išsamų, reiškiasi, visas numatomas gavybos plotų ir laiko poveikio aplinkai vertinimas, išvelgiant į neišvengiamus nuostolius ir galimas grėsmes. Ir čia tai išvardina kokias grėsmes. Ir patikslinti duomenys. Grėsmes galima. Gerai. Didelio gelmių tūrio sandaros sudėties ir savybių neatkuriamus pakeitimus. Didelio ploto paviršiaus ekosistemos, gamtinio karkaso ir žmonių gyvenamosios ūkio sferos pažeidimus dėl koncentruotos gavybos. Avarijos gelmėse. Avarijos žemės paviršių technologinių skysčių įsiliejimo iš saugyklų ir pervežas. Tas grėsmės yra, aš jau neneigiu. Nuostoliai dėl bendros aplinkos būklės pažeidimų ir jos vertės sumažėjimų, bendros technogeninės aplinkos pakeitimų ir taip toliau. Dabar, ką aš noriu pasakyti, tose grėsmėse apie geriamą vandenį mokslininkai nieko nesako ir aš paaiškinsiu kodėl. Kadangi gerai, tai pirmučiausia aš pasakau, mes, gerai, aš pradėsiu tada nuo toliau, apie grėsmės atskirai pašnekėsim. Kadangi mes tą sustabdėm, gavom to išvadą ir, reiškiasi, ir mokslininkai pasakė, kad reikia pakeisti teisinę bazę. Tai pirmas dalykas, ką labai gerai padarė pradžioj komitetas, o po to visas Seimas,
kad pakeitė įstatymo poveikio aplinkai vertinimo. Faktiškai, kokia buvo situacija iki sausio 23, tai būtų pasirašytas sutartys ir be jokio vertinimo būtų čia daromas projektas ir būtų prasidėję darbai. O dabar mes 2 saugiklius įdėjome ir jūs atidžiai paklausykite. Vienas saugiklis, kad prieš pradedant žvalgybą turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Po to atlikus tą žvalgybą, jūs čia šnekate apie globalius dalykus, bet jūs žinote, kas tai yra ta žvalgyba. Tai yra 6 gręžiniai, iš jų 2 gręžiniai su hidraulinio ardymo pamėginimu ir visas tas kainuoja 80 milijonų litų. Kada padaro tą žvalgybą, tai faktiškai 6 gręžinukai čia kažkur tai bus išmesti. Tai dar neaišku, ar Žygaičiuose bus gręžiama, nes eismika parodys. Tai reiškiasi po to turės būti, reiškiasi, atliktas antras iki poveikio aplinkai vertinimas. Jūs tikriausiai žinote, kas tai yra poveikio aplinkai vertinimas. Tai yra sudaroma programa. Ta programa tvirtinama... Tai yra popierinė. Palaukite, duokit pasakyti, ta programa yra patvirtinama aplinkos apsaugos ministerijai. Po to yra derinama... Į Možaronis patvirtins. Palaukite, jis patvirtins. Dabar toliau. Būdamas Amerikai navažo. Gerai. Po to reiškiasi ta poveikio aplinkai vertinimas, kuris dabar prieš tą žvalgybą, jeigu jinai iš vis bus, turės būti atliekamas, turės būti suderintas su visom žinybom, su sveikatos apsaugos ministerija, su žemės ūkio ministerija, su aplinkos ministerija, su savivaldybė. Savivaldybė turės derinti su bendruomenė. Tai kol šito nebus padaryta, nieks čia negalės nieko pradėti gręžti. Dabar, jeigu išgręžta žvalgymus gręžinius, neaišku karas. Jūs žinote Lenkijos pavyzdį, 100 kartų sumažino galimus išteklius. O jeigu bus įdomu, aš papasakosiu, ką aš mačiau būdamas Lenkijoje prie, reiškiasi, gręžinio, kur gręžė skalūnų žvalgybai. Lietuvoje šiuo metu 10 kartų. Lietuvoje dabar sumažino galimas tos, reiškiasi, atsargas 10 kartų. Tai esmė, ką aš noriu kaip geologas? Aš noriu, reiškiasi, kad būtų įsitikinta, ar mes turime žemės gelmėse šitą, ar turtą, ar bėdą, nežinau, vieniem turtas, kitiem bėda, jums atrodo bėda. Gerai, bet ar mes tą turime? Ir jeigu mes to neįsiaiškinsime... Šiaip yra padarytas gręžinys Kalnalių kaime, yra pernai metais jis padarytas, yra atliktas hidraulinis laužimas, kaip jūs sakot, kol dar nebuvo galima chemikalai pilti, ir ten yra paimtas kernas. Ir tas kernas jau yra ištirtas ir... Amerikoje, kiek žinom, amerikiečiai pasakė, kad 3 metą mes turim. Iš to Kalnalių kaime. Kernas tai tik tai parodo kokios uolienos, o po to turi būti gręžiamas horizontalus. Ir buvo daromas horizontalus hidraulinis. Taip, ir buvo ardomas hidraulinis ardymas buvo pernai. Tai reiškia, stovėje tai nėra, nu tai nėra to. Štai skamba, kada mes žinom, kad yra padaryta, o jūs pasakojat, kad nėra. Mes jau buvom tam gręžiny, nusiformavom ten. Tai va, yra labai geras dalykas, kad buvo, reiškiasi, priimtas tas įstatymas dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tai va, 2 kartus bus vertinama, dar sai kartuoju, prieš žvalgybą, po to, reiškiasi, po žvalgybos. Jūsų frakcija pasistengs, SISO pasiūlymas yra, ir rudenį sesija, jūsų frakcija gal pasistengs su konservatoriais ir tą pataisą nubrausim. Liko vienintelis saugikliukas, jis labai mažas, tarp kitko. Jis labai mažas. Kaip pabaigs, aš paklausiu, ponas Karpanis. Nemažas saugiklis. Dabar toliau, reiškiasi, šnekame. Po to buvo dar pakeisti įstatymų, pateikti pakeitimo projektai dėl, reiškiasi, naftos ir dujų išteklių mokesčio vadinamo royalty, kuris yra atidėtas, bet kiek žinau iš jūsų atstovų, jūs nenorite, kad ten būtų kažkokie mokesčiai didinami ir kad gautus bendruomenė tam tikrą dalį. Bet aš pasakau, Kaip Nigerija gauna tiek ir tiek Lietuvai. Tai dar jis nepriimtas. Dabar valstybė gauna nuo 2 iki 20%. Mes pateikėme, reiškiasi, kad mano pateiktas, kad 40% būtų mokestis, Daukšys pakeitė. 80 reikia. Kodėl 40%? Kodėl jūs taip sakote kitur? Aš turiu duomenis, kad kitur yra daug mažesni. 60. Gerai, tai va, tai šitas dar bus priimta. Dabar trečias, kuris manęs klausėte, reiškiasi, dėl tos pataisos. Buvo, reiškiasi, labai daug pataisų dėta, remiantis mokslininkų išvadomis į žemės gelmių įstatymą. Buvo įvesta į laidojimo sąvoką, buvo įvesta, kas tai yra hidraulinis ardymas, kad turi būti viskas, reiškiasi, turi būti derinama. Turi būti, reiškiasi, jeigu bus atvežtos kažkokios tai
reiškia, tas 0,5% cheminių medžiagų, kad jos turi būti... Ne pusė, 2 procentai, ne pusė procentų. Nesaikit man, jūs viską geriausiai... Ne, mokslininko išvadas parašyta, kad yra 2 procentai. Aš pagal savo išvadas. Aš matau mokslininko išvadas, aš nieko nežinau. Aš neku su tais, kad kada aš buvau, reiškia, Lenkijoje ten irgi... Vokiečiai rašo iki 4%. Tai palaukit, aš neku apie savo, jūs galvojat, kad turi. Visi dabar deklaruoja. Palaukit, visi deklaruoja, kad bus 0,5%. Tai dabar ką aš noriu pasakyti? Dabar tam įstatymė, bet kokia medžiaga, kuri bus įvedama Europos Sąjungos teritoriją ir to pačiu į Lietuvą, turės būti deklaruojama. Į tos medžiagos bus visos žinomas. Ir čia yra tik tai žmonių gąsdinimas, kad reiškia, jūs nežinosite kokias medžiagas. Nu tai NATO lėktuvas Zokniuose gali ką nori atvežti. Į ką ten deklaruos? Kas tai patikrina? Ne NATO. Klausykit, dabar žiūrėkite. Turi būti vienas klausimas, žmonių nereikia gąsdinti. Žmonėm reikia tiesą sakyti. Tai aš ir negąsdinu, aš kaip tik noriu. Aš noriu, man atrodo, antiek jūs esate jau prigazdinti. Ne, jūs netiesa. Ne. Mums to melo užtenka. Ta apgaulė. Dabar klausykit, dabar aš ką toliau pasakysiu. O tas pagrindinis dabar dalykas, reiškia, apie tą mano pataisą. Tai yra ne mano, tai kartu su manim ir Raimundas Barkauskas tą pataisą. Vienu žodžiu mes pamatėm, kad ten yra toks dalykas, kad reiškia, galima palikti žemės gelmėse nedaugiau kaip 500 kubinių metrų šito, reiškia, supumpuojamo vandens. Taip, tai buvo taip. Taip, tai buvo. O aš dabar pasakysiu, kad šitą pataisą, jeigu tas būtų palikta, tai iš vis apie jokią skalūnų žvalgybą neįmanoma, nes tas kategoriškai užšalė. Ir aš, jums gerai, bet aš neku platesnių kontekstų. Dabar pagal įdomus momentas, paklausykime. Tai va, tai dabar aš jums pasakysiu. Reiškia, 500 kubų maksimaliai leistinas dalykas. Mes visi, kaip ir jūs, labai gerai įsigilinę, žinome tą technologiją. Norint atlikti hidraulinį sluoksnį ardymą, turi būti supumpuojama tarp 10 ir 20 tūkstančių vandens su smėlio, ką jūs sakėte, 4%, tai gali būti smėlio. Ne vandens, o chemija. Ir 0,5% chemijos. 0,5%. Gerai, reiškia, tai va, tai aš pasiūliau pataisą, kad šito nereglamentuoti kiekio, kadangi technologiškai, jeigu mes supumpuojame 10 tūkstančių kubinių metrų vandens, jeigu ten bus dujos arba nafta, tai grįžta 50-60%. Su to sutinka. Tad ačiū Dievui, gal su vienu skaičiu sutikome. Tai reiškia, palaukit, 5000, reiškia, nori, nenori, lieka žemės gelmės. Ir viskas, ir tai teisiname, kad tai nebūtų, reiškia, prieš įstatymą nusižengta žemės gelmių. Jeigu mes to neįteisinam, tai tada visa diskusija nutraukiama, Lietuvoje hidraulinio ardymo oficialiai daryti negalima. O mes už tai, kad būtų įstatymas, kad būtų neoficialiai daroma. Bet tik jisai buvo daromas. Juk puikiai žinote, naftininkai naudoja seniai hidraulinį laužymą tik mažesniais kiekiais. Ir jei jūs vienas išmintingas, Motuza, Švanys ir kiti geologai buvo susirinkę, ir net buvo, pirma pataisa buvo iki 100 kubų. Tik paskui buvo jau per Motuzas tiesiog gal. Buvo 500 kubų, kurie pilnai pakanka naftos pramoniai dėti. O jūs grinai iš kitokių tikslų. Ir partija jūs vis kitą pareigą. Naftininkams nereikia daugiau. Jiem pilnai pakako ir jie sutiko su to. Žiūrėkit, aš noriu pasakyti apie... Dabar palaukit. Jau jūs nesat gudresnis už akademiką Motuzą ir kitus. Nu nesat gudresnis. Tie akademikai irgi. Geras specialistas į Seimą neina. Tai jūs šiek tiek žmogus. Dabar aš noriu pasakyti apie grėsmės. Apie pataisą paaiškinu. Kadangi jeigu nebūtų ta pataisa priimta, tai iš vis kalūninių dujų režijas ir žvalgybai būtų uždėtas kryžius. Čia yra jūsų nuomonė, bet Lietuvoje yra tūkstančiai žmonių, kurie galvoja kitaip. Jūs pasakėte, jūs priėmėte įstatymą. Aš atidžiai klausiau ir dėl to sakiau, kad visi išklausykim būtent šitą klausimą. Jūs pasakėte, aš pagalvojau ir pasakiau, parašiau, kad jeigu nepriimsim 5000, mažiausiai, 500, atsiprašau,
tada negalėsim dirbti. Jūsų nuomonė, ką jūs tyrinėjot, iš kur jūs žinot, jums nevyks gamyba, jums svarbiausia gamyba vykti. O koks poveikis bus, jūs į šitą nespėjot, nes jūs šitai pats pasakėt, ir jūs čia nepaneiksit. Vienas jūsų tautas tumėte. Dar paaiškinkit vieną, ko nieks neaiškinat. Kam jūs pasiūlėt, kad jeigu viršuje netelpa daugiau negu 500 kubų, kam reikėjo dar šitą įkišti į viršų? Kodėl įrašė šitą skaičių? Kad jeigu netelpa viršui 500 kubų, tada galima palikti tą neribotą kiekį žemėje. Reiškia, jūs leidžiat ir ten gamybininkams labai mažai talpinti į talpas, o visą kitą palikti specialiai šito. Nepalikti, bet čia yra pagal technologiją lieka. Dabar palaukit, galima dabar, jeigu... Gerai, čia jau jūs mane, kaip sakant, išklausė, dabar pakalbėkime apie grėsmės. Didžiausia, reiškia, apie seismiką tenai aš nekalbu, čia praktiškai jokių grėsmių nėra, jeigu visus nuostolius turi atlyginti, jeigu bus padaryti. Atsiprašau, bet mes norim išgirsti klausimą, kodėl jūs vienas, kaip sakėt, aš pagalvojau ir priėmėm, kad virš 500 reikia palikti. Nu, jis pagalvojo ir pasiūlė. Paskiau svarstė visi, štai ne vienas. Bet kodėl mėgėm? Dvi partijos pardavė visą klausimą. Atsigilinot, kad vienas pasakė... Nu, palaukit, Dabar apie grėsmę dabar pašnekėsim. Jeigu geriausias Lietuvos specialistas pasakė, kad galima, nu tai matyt visi žiopliai tokie Seime visi. Dabar gerai, žiūrėkit, Seimo, jūs ir patys išsirinksit geresnį. Kitą kartą geresnį išrinksit. Dabar žiūrėkit apie grėsmę. Tylos. Apie grėsmės. Dabar yra didžiausia grėsmė, ką jūs ir keliate. Tai yra, kad galimas, reiškiasi, gruntinio vandens ir požeminio vandens sluoksnio geriamo vandens užteršimas. Taip, jūs patikite. Giluminiai, gruntiniai. Taip, vat. Palaukit, šnekam apie tos, kas išnakat, net bus ką gerti ir taip toliau. Šitas grėsmės tik tai ypatingų jau kažkokių didelių avarijų gali būti lokalinis užteršimas. Tai žadat, kad jų nebus? Palaukit. Bet faktiškai, jeigu jūs kažkiek susipažinote su Lietuvos geologija, žinote gilį, reiškia, tos silūro, reiškia, argelitė arba molio skalūna, jie slūkso nuo 1700 iki 2 km gilio. Taip. Paskutinis geriamo vandens horizontas yra 300 metrų gilį. O terminai vandenys. Mes kalbame apie hidraulinės kastas. Viską pasakysiu. Tai reiškia, dabar grežiant tą grežinį bus ir įleistos 3 kolonos, kurios bus užcementuotos. Tai gręžimo metu vanduo nebuvo niekad užterštas ir nebus užterštas. Dabar einam toliau. Ką jūs pasakojate, nesąmonė? Yra geologai, kaip jau išgirdė ir žino, yra 100 tonų cemento maišų kišo į vandens ertmes. Ir kukurūzų sunkvežimis vežė kišo į ertmes, jų neužkišo. O jūs šnekat tokias nesąmonė? Šnekat, kas buvo prieš 30 metų. Ar žemės sluoksniai pasikeitė? Aš noriu apie visas grėsmės pašnekėti, po to diskutuoti. Dėl šito, aš nuvešiu visi Stoniškiuose, kur mašinų verkė vienas grėžinis. Aš žinot, kada iš buvo padarytas Stoniškiuose 53 metais. O kiek tokių grėžinių Lietuvoje yra? O kiek tokių grėžinių Lietuvoje yra? Dabar reiškiasi, jeigu bus 1700, reiškiasi... Grėžinių? Reiškiasi, 1400 metrų yra nelaidžių uolienų storimių. Ir dabar, jeigu 1700, nuo 1800 bus atliekamas tas horizontalus gręžinys, bus, reiškia, hidraulinis plėšimas, tai maksimum gali tie plyšiai nueiti iki 200 metrų. Tai dar lieka kilometras. Jūs kaip mokykas puikiai žinot, medžiagos naudingas randasi ten, kur vyksta formacija. Ir pas mus nėra tie monolitai, tas sluoksniai. Po to didžiulis sluoksnis, tie plyšiai neįvirš. Pas mus, mes esam tektoninių plokščių lūžio vietoje, jūs puikiai šitą žinot, kaip geologas, patvirtinkit. Tai va, tai vienu žodžiu... Bet jis neatsakė apie tai. Vienu žodžiu, paviršinio to vandens užteršimo, gręžimo metu ir hidraulinio ardymo tikimybė yra arti nuliui. Pasakysiu, kas yra didžiausias pavojus, ką mes visi žinome. Tai yra pavojus, kada kur bus paruošiamas tas tirpalas, su kuriuo bus atliekamas hidraulinis ardymas, kur jisai bus sandėliojamas, kokios bus padaryti baseinai, kaip jis bus izoliuojamas, ar iš atskirų talpų.
O antras pavojus, kada pusė to grįžta skysčio, kaip jūs sakote, su 0,5%, reiškia, cheminių reagentų. Čia yra parašyta mokslininkų išvadose, kad 2% yra. 98 yra. Kitokie 2% cheminių. Didžiausias pavojus yra, tai reiškia, kada tas vanduo su dujom ar su nafta grįž, reiškia, į paviršių, kuris bus sandėliojamas, kaip sandėliojamas ir kuris bus valomas. O tai čia yra didžiausias, taip sakant, didžiausia grėsmė ir projekte turi būti numatyta, kaip tai bus daroma. Didžiausia grėsmė yra cementavimas. 7% Amerikoje vyktų gręžinių per cementavimą patenka į vandenį. Puikiai šitą žinot. Cementavimas silpnoji vieta. Achilo kulnas jūsų viso darbo. Amerikos du neždarė, Lietuvoje darys geriau. Dabar palaukit, dabar aš noriu pasakyti. Pačiu amerikiečių duomenys yra. Dėl Amerikos aš paskui atskirai pasakysiu. Amerikoje prasidėjo bumas. Buvo masiškai gręžiami gręžiniai. Dalyvavo daug firmelių. Pradžioje Amerikos buvo labai liberalus įstatymai. Buvo labai menka tų gręžinių priežiūra. Patys amerikiečiai tą pripažįsta. Reiškiasi, jie po to turėjo savo įstatymus griežtinti, nes buvo visokių neaiškių firmų, kaip aš sakau. Jie visi norėjo tik tai ko. Technologija turi tik vieną ševronas. Apie kokias vis firmas kalba? Pilna, nu dabar Lenkijoje kelios firmas dirba. Jūs skirkit gręžinį nuo horizontalaus gręžinio. Šitą laužimo alkūnę ne kiekviena firma turi. Jūs puikiai šitą žinot. Gręžti gali kiekviena firma. Ne tik laužimo įgręžtinate. Aš ką tik buvau Lenkijoje ir žiūrėjau, kaip Lenkijoje atliekamas žvalgomasis gręžinys. Ir ten atlieka ne Ševronas tarp kitko, o ten atlieka firma Halliburton. O kas savininkai? Tai dabar aš ką noriu pasakyti. Aš klausiau Lenkijoje. Ką jūs darote su grįžtamu skysčiu? Lenkai padarė 42 žvalgybinius gręžinius. Lenkų geologai man užtikrino. Nebuvo nei niekur darė, reiškiasi, visą laiką tikrino monitoringą požeminio ir gruntinio vandens. Jokio radioaktyvumo per tos 42 gręžinius padėjimo nerado, vandens taršos nerado. Didžiausia problema buvo, kur dėti, reiškiasi, tą grįžtantį vandenį. Buvo padaryti, reiškiasi, didžiuliai baseinai. Iškloti, reiškia, gelbetoniai plokščiai, dvi, reiškia, plėvelių sluoksniai tam baseinė laikė. Dabar jie, kadangi jie iš karto gręžė kelis gręžinius, tai jie tą patį vandenį naudojo 3 gręžiniuose. O po to vežė valyti į Gdynės valymo įrenginį. Jeigu ten taip gerai, tai dabar žiūrėkit, 2 savaitės jau dar piketuoja, ten toj Zubriovkai kažkur tai. Lenkai piketuoja, atvažiavo rumunai, atvažiavo amerikiečiai, nuvažiavo mūsų komanda didžiausia. Dėkoju, ten Lenkai nepatenkinti, taip viskas jau gerai. Man pasakė, kad tai viskas. Ar Lenkai žino cheminių medžiagų sudėtį? Žino. Lenkai žino, kur yra uždraustas Amerikos teismo, kad neišduoti paslaptį. Ir Lenkai sužinojo. Aš jums pasakysiu tai. Ar Lenkai sužinojo cheminių medžiagų? Jeigu va šitai mokslininkai nežino. Aš jums pasakysiu, ką man sakė Lenkai. Reiškia, Lenkai yra tokia tvarka, kad jų aplinkos ministerijos viceministras yra geologijos tarnybos vadas. Ir tą visą medžiagų sąrašą, kuris buvo įvežtas į Lenkiją ir naudojamas hidraulinio sluoksnio ardymui, derino Lenkijos viceministras. Tai Lietuvoj Mazuronis darė. Jūs puikiai žinot radiolokacinės stotis ir Amerikos ryšiai su Lenkija. Todėl žinot, kokios yra poveikio priemonės, kad Lenkai leistų ir įsivežti. Todėl nemavai, kad čia mes maži vaikai nesuprantam tų ir su ryšių. Lygiai taip kaip mūsų Daukanto aikštė, dėl ko nulaidžiaujame, irgi puikiai žinot. Nežinau, aš prezidentė. Man Lenkai pasakė. Tarp kitko, jeigu norite žinoti, gerai, kolegos, aš jūs taip padinsiu, nes jūs tiek daug žinote, bet aš... Gerbiami kolegos, dabar taip aš nekėsime. Jūs vienosios Vilkas yra kolega, o ne mes kolegos. A jūs mumis tarėtės, kai reikėjo pataisą prastumti? Gerbiami
prieš tai. Gerbiami žygaitiškai. Čia ne vien Dabar taip aš pasakysiu. Dabar Lietuvoje visi šneka. Ir tie patys mokslininkai, Motuzai yra prieš, kurie aš labai gerai pažįstu, Gediminas. Algimantas Grigelis yra už, profesorius, irgi akademikas, profesorius Juotkazis, hidrogeologas, irgi už tai, kad reikia žvalgybą. Jūs įsidalit, kad Juotkazis yra. Kada Lenkijoje buvo, kad visiškai kitokia nuomonė yra. Juotkazio nuomonė mums yra žinoma. Jūs patys Jisai Lenkijoje sakė nuomonę, kad reikia žvalgyti. Bet dabar ką aš norėjau trumpai pasakyti. Visi mes, reiškiasi, daug ką skaitėme, daug ką matėme. Ir daug ką žinome. Daug ką žinote, nieks to nekvestionuoja. Aišku, labai man malonu, kad iš jūsų dar daug ką išgirdau, ko nežinojau. Aš tiksliai vieną minutę. Bet kas, reiškiasi, yra realiai matę ar skalūnų dujų gavybą, nors apie gavybą čia net kalbos nėra, dar neaišku, ar jinai bus išvis. Ar kas matė tą žvalgybą? Nieks nematė. Pasakykit, kokią naudą. Kokią naudą. Kur jūs matėte? Jūs ar neatsakėte, jei jau Paveikslavot Lenkijoje. Jūs dirbat tarybinį vaikų nedolais. Kai būtų dar vieną Vieną klausimą. Vieną klausimą. Jeigu atsiprašau, irgi pakalbėsiu. Klausykit, dabar labai ramiai pasakysiu. Kiek jūs kovodami, reiškiasi, gindami nuo žvalgybos savo, reiškiasi... Kam tą žvalgybą naudoja? Tai yra susieta į krūvą. Žvalgybo gavybą yra krūvoj. Nebesusieta. Dabar nebesusieta, nes yra atskiras pavas. Nebesusieta. Jisai kabo tas pavas. Prieš pavą šalia balsavo. Jūsų tas pats partija, jūs apie pavą dabar kalbat. Bet jūsų kolega šalia... Juk jūsų frakcija prabalsavo už pavą. Už pavą, tą, kurį... Dar dieną atvažiuoti čia sėdėti. Nu ką pasakyti? Jūs labai teisingai naudojate, jūs reiškiasi važiuojate daug sykius. Palaukit, daug sykių važiuojate į Vilnių. Tai va, už tos pačius pinigus jūs nuvažiuokite į Lenkiją pasižiūrėti. Jau nuvažiavę, labai gerai. O už kokius pinigus jūs čia šiandien atvažiavo? Mes atvažiavome už tai, kad jūs mus kvietėte, jeigu būtumėt nekvietę. Iki 30 kvietėm. Iki 30 mes jūs kvietėm. Galim pasakyti, kad su konservatoriais paskambinus vieną dieną, antrą dieną buvo susitikimas, su jumis nebuvo taip. Ir jie buvo su mumis susitikę. Ir vien to žodžio darbo partijai jūs nevertėsit. O mes tikėjom. Dabar dar vienas dalykas. Kai jūs teikėt pataisą, ar jūs į Konstituciją pasižiūrėjot, į 54 straipsnį, 7 straipsnį? Ar jūs bandėt Konstituciją naudotis? Nesvarbu, jau ten žemės dėlmės jau ir taip, kaip sakau. Bet ar jūs apie Konstituciją pasižiūrėjot, pasiskaitėt? Dabar dvyliktokai laikė egzaminus istorijos. Jie visą Konstituciją žino nuo pirmo iki paskutinio straipsnio. Visas straipsnius išnagrinėjo mokyklai. Ar jūs mokyklai nagrinėjote kur nors? Nesvarbu, gal savo posėdžiuose Konstitucijos straipsnius. Ar jūs pasižiūrėjot, kas ten yra parašyta? Kiek jūs pažeidėt? Kiek jūs pažeidėt? Vien savo vadovą inicijuodami savo pataisą, jūs pažeidėt labai daug Konstitucijos straipsnių. Ar jūs tai pasižiūrėjote ar ne? Ką, jie žiūrėjo? Dabar gerai, klausykite, šnekame dar kitaip. Mokslo akademija už žvalgybą. Ir dabar dar bus dar platesnė. Palaukit. Kaip ten buvo? Aš kalbėjau su Grigelinu, vienas motus... Tai buvo 5 už, 5 prieš. Ne, tai buvo. Ir tie komisijos pirmininkas, kuriam buvo irgi nurodyti. Taip kaip jums nurodė iš daug kontraikštas, kaip reikia kalbėti, taip ir pirmininkui nurodė komisijos. Jeigu pats geologas Mockevičius pasakė, kad yra pats baisiausias dalykas daryti skalūnių dujų žvalgybą ir gavybą Lietuvoje. Tai yra nesuderinami dalykai, bet jis pasakė neoficialiai. Jis pasakė mums prie aplinkos komiteto durų. Vienas klausimas, kas finansuoja mokslo akademiją?
Kas finansuoja mokslo akademiją? Vyriausybė, Taip, jeigu mokslininkai, tie akademikai, profesoriai, ne taip pasakys, finansavimas bus sumažintas. Va taip. Pavo atliks, reiškiasi, taip, kaip numatyta pagal programą. Ministerijos daro programą užsakovas. Jų kalba buvo Vienas gana rimtas klausimas, kadangi geologijos tarnybos viršininkas Mockevičius pripažįsta, kad po 25 metų šitie gręžiniai gali būti ir blogėjo. Dalis jų. Dabar jūs pasakykit, kiek tarybiniais metais jį padaryta gręžinių ir kiek jau metų praėjo? A jūs bent žinot, kiek jį padaryta gręžinių? Lygiai taip pat ieškoja skalūnų dujų, iš kur jūs žinot? Skalūnų dujų neieškoja, nes... Kaip neieškoja? Tai ką, jūs su Mockevičiu nekalbat? Mockevičius pagėgius atvažiavęs pas mus pasakė, kad yra viskas yra sandėliuose. Viskas dokumentuota. Ir viską nežinom. Ir jie turi kernus, jis vieną vadžią. Kerną turi, bet tas kernas buvo gražiamas ne dėl skalūnų dujų. Jis pasakė, kad viską mes turim, visus duomenis turim, taigi buvom pagėgius. Kas galvoja, kad gręšim skalūnų dujas, ir jas taip, kaip jūs sakot, užtaisė šitas. Tos gręžinius. Praėjo 30 metų. Tai tie visi gręžiniai jau yra... Nereikia ardymą, tai kol nepadarysi ardymą, nežinosi, kiek ten yra. Kas iš to, kad tas kernas yra? A jie pavojingi, ne. O jūs lengviausiai girdėjot. Jūs jau įsikį naujus darot. Kaip ant tuos senus jūs visus vandens užteršim, jūs galit padaryti, ką jūs norit. Ir Mockevičius sakė, nu jau pasisekė. Jūs pažiūrėjai į mane, kadangi aš uždaviau 25 metų, neišgyvensi. Jau būsiu greitis po tiek dujų. Bet aš noriu, kad mano vaikai čia gyventų. Ir kad jie džiaugtųsi, į mano kapą gėlių atneštų. O mes padarysim, kad jie piktžolių pasodinta. Šalia jūsų vainutė, gražią, nematote? Jūs einate ten žiūrėti. O kur šiandien pradėjo gręžinį, žinot? Ir kas vadovauja gręžinį? Nieko jie nežino. Kur šiandien pas mus gręžinį? Vainutė pradėjo gręžti. Ne vainutė. Vainutė seniūnijos. Ir kas savininkas, jūs vėl sakysit, ne Šavronas. Kas valdo? LLD investicijos ten Šavrono pusė priklauso. Taip, o šiandien jūs davė žalę gatvį, nieko jūs iš viso nežinot. Tai kokį gali buvo? Už pinigus čia viskas įdaro, ir viskas. Ir važiuokai turi pusumą. Jeigu bus, reiškiasi, gręžiamas gręžinys, tai visus nuostolius padengia tas, kas gręžia gręžinį. Tas yra draudimas. Kiekvienas draudimas neapsiima už tokių gręžinių. Ir jūs tarybos kapitalas minusinis yra LL investicijų. Turės apdrausti motininę kompaniją. Motininę. Iki 2 milijonų. Bet palaukit, vieną minutę. Dabargi niekas nekalba apie skalūninių dujų gamybą. Nu kaip nekalba? Yra žvalgyba ir gavyba. Tai mes kalbam apie vieną įstatymą, kurie skirta žvalgybą nuo gavybą. Kaip ant pavo nepasirašys, tau reikės savivaldybė ir nebus. Kas yra tau reikės savivaldybė? Kas yra tau reikės savivaldybė? Kodėl jisai balsavo už tą panaikinimą, vienu žodžiu, savivaldybės ir bendruomenės? Tai ten dar nieks nepriimta, čia tik pateikimas. Minto, kad tai nespaudė. Tai va, prašau, atsakykit, kodėl. Jeigu kolega jūsų sako, kad mes būsim reikalingi prie pažo, jūs mums nušalinat. Atsakykit. Dėl to, kad šitoj vietoj vienas dalykas, dar nėra priimtas galutinis sprendimas ir šitoj vietoj tam, kad būtų einama toliau kalbėti ir tvarkyti dar likusius poįstatyminius aktus, šitoj vietoj aš ir balsavau. Nu, kad pašalinti. Aš šitoj vietoj visų dabar grįšiu prie pradžios, ką Raimondas sakė ir visi kiti dalykai. Specialiai sėdėjau tyliai, klausiau visus jūsų įsakymus argumentus. Vienas dalykas
dalykas yra labai paprastas. Kada skalūnai ateidinėjo į Lietuvą? Kas gali pasakyti? Labai seniai. O kas apie tai pradėjo? 3 metais. 2008 metais mes jau turėjom iš esmės būti pasirašę sutartį. O kas nors kalbėjo apie tai, kokios sąlygos buvo, kas buvo darbo ir panašiai. Jeigu ne darbo partija būtų pradėjusi statyti. Šiandien dienai jūs sakot, yra gręžiniai daromi ir panašiai. O kas gali pasakyti, kokie skaičiai, kaip yra atliekami tie gręžiniai, kur dabar jau yra kalbama. Mes šitą vietą pradėjom kelti visus šitos į paviršių. Kaip tai darė? Sustabdėm sutarties pasirašymą. Sustabdėm pasirašyti. Buvo sutarties Niekas buvo, ką jūs pajudinot, už kas už mūsų stovi. O mes tik tai suprasnome. Taigi, žiūrėjau jums į akis per pirmą, kada pataisas. Žiūrėjau jums. Dėl ko jūs tada ir sakėt, darbo partija vienintelė, kuris šiandien stabdo 7 žmonės balsavo. procesą. Paskui nedinėjom savo sunkiai. Žinot, ką jūsų lyderis pateikė premjerui, žinot, ką Paksas pateikė ir iš kur susidarė jūsų ir konservatorių, jūsų geriausių draugų. Per komiteto posėdį atmetė komitetas tas pataisas, kurį jūs siūlė. Teisingai. Jūs savo kolegė Bilotaitė iš šalia, kas dar buvo, Saudra. Ką pasakėt? Sako, rytoj viską mes priėjome Seime. Jūs taip sakėt? Aš tikėjau Seimos ribų protui. Reiškia, mes neduodėjame. Kadangi aš matau, kad mes čia gražioj neįsiskirsime, vis tiek aš tai nenoriu taip pasakyti. Aš labai gerbiu Žygaičius, gerbiu jūsų visą bendruomenę. Jau pajutom pagarbą. Ačiū. Labai gaila, kad Kęstutis Daukšys neatvažiavo. Mes jam būtumėm smegenis praploti. Dabar žiūrėkime. Galit perduoti jam. Jūs, reiškia, protestuosi toliau energingai. Pavo tauragėlę pasirašys. Nu ir nebus čia gražinų ir nereikia. Bet kas iš to, apie ką? Žinomas, ką veikia. Teritorijų planavimas yra. Aš jums pasakysiu tokį dalyką. Dabar jūs darote, reiškia, kad čia jau aš esu jau didžiausias. Ne, mes jūsų nekalbame. Gerai, nieks Jūs čia partija visą tai lygiai taip pat, reiškia, tokių pačių žodžių nusipelno aplinkos ministras. Lygiai tokių pačių žodžių nusipelno premjeras. Lygiai tokių pačių žodžių nusipelno prezidentė. Atsiprašau. Jūs paminėjai prezidentą. Atsiprašau. Žmonės pasakė. Aš pats labiausiai. Dabar mes kalbėjom dar, jeigu galit grįžtam prie žemės ūkio. Dėl prezidentės. Lietuva prezidentė savo vietą, mes apie žemės ūkį. Lietuva prezidento neturi. Dabar aš galiu dar pasakyti. Jūs kalbėjot, nebaigėt man atsakyti žemės ūkio klausimus. Aš jau galiu taip pasakyti. Jeigu, pavyzdžiui, viskas vystosi, nežiūrint jūsų protestų, viskas eina toliau, reiškia, pasirašo sutartį, sudaro pavą, tai tada, ką jūs tada toliau darote? Mūsų reikia. Yra konstitucija parašyta, 3 konstitucijos straipsnis, kad jeigu yra pažeidžiama konstitucija, tauta privalo bet kokiais metodais įrankiais tam priešintis. Ir kada buvo tai padaryta, jis tikrai tos Kad savivaldos rinkimus tokios partijos neliktų, bet kitus rinkimus tokių pavardžių. Jūsų partija ir jūsų pavardės mums neegzistuoja jau dabar. Jūs O tu yra pagal sąrašą išėjai. Nes padarysim, kad... Gerai. Tvarkoj, nes Seime nėra labai taip paprasta dirbti, tai Bet dabar 4 metai turite atidirbti. Dabar aš kalbam apie 3 metus. Dabar grįžtam prie žemės
žemės ūkį. Ką aš uždaviau klausimą apie žemės ūkį? Jeigu jūs nerėksite, vis tiek aš jau nuomonę žinau. Nesvarbu, nesvarbu, galit pakelti. Aš dabar, pavyzdžiui, būdamas Žygaitiškių, ką dabar aš daryčiau? Ką aš daryčiau? Pasiimtume šakę. Jeigu, pavyzdžiui, aš matau... Zaborskaitės variantą pasiūlyti. Kad jūsų yra 5000, čia kolega siūlo daryti sukilimą, aš abejoju, ir jis apims visą Lietuvą. Aš pradėčiau žiūrėti, reiškiasi taip. Nu gerai, atjungsi, čia galima viskas. Bet suprantate, jeigu matote, kad procesas eina, žvalgyba, reiškiasi, prasidės. Ar čia bus paliukas, ar nebus, gal iš vis jau jo, kaip sakant, neaišku, kiek Dievas man davė, ar aš į kitus Seimo rinkimus eisiu, ar išsigandęs jūsų neisiu, čia irgi dalykas. Bet aš žiūrėčiau tada pragmatiškai, jeigu tas procesas eina. Pirmučiausiai tada reikia gauti maksimalią naudą. Ne. Apie žemės ūkį gali toliau pakalbėti, aš jūsų užpaklausiu. Aš noriu jūsų paklausti. Jūsų noriu paklausti. Ar sakykite, prašom, ar jūs esate girdėję apie Kariotiškių sąvartyną? Mes paskui yra visus Tauragės Rajono sąvartyną. Girdės sąvartyną, kuris yra Žygaitės seniūnijoje. Šiukšles mes turim visuose pievose. Jūs suprantate, ir taip žmonės jie protestavo. Neprotestavo mes. Nu, nepalyginami dydžiai. Nepalyginami. Ir ne apie tai kalbame. Nenukreipkime kalbos, kalbėkime apie esmę, o ne apie žinybą. Gerai, klausykit, dar aš jums pasakysiu. Klausykite, reiškia, kaip bebūtų, jūs sakote, viskas visur stoja ir taip toliau, bet visur procesą eina. Anglija vėl atnaujino žvalgybą, rumunai pradės. Vieni prancūzai ir bulgarai nedarys. Ir vokiečiai. Vokiečiai ne. Ministras Altmaier pasakė ne. Primena 19 amžiaus Anglijos pradžią, kada buvo logistai, kada ateina baisios mašinos, reiškia, O jau labai įsilavinęs, o mes visi rimpuliai jau čia A jūs nedomina pinigai. Jūs sakot, aš jau į kitą Seimą neisiu. Kas gali paneigti garsaus mūsų buvusio politiko dabar Europai sėdinčio tokį dalyką? Kai jums jau pinigų užteks, jūs į kitą Seimą nereisit. Kadangi jūs jau pasitiek įsikišę pinigų, jūs paneigsit šitos dalykus. Aš jau paneigsiu. Aš ateidamas į Seimą, aš jau viską turėjau, ką man reikia gyvenimui. Kokią Lietuva turės naudą, mes kokią naudą turėsim, gal mums nebereiks dirbti žemės, o jie sumokės už viską, kad mes važiuosim į visokias Majorkas ir sėsimės, o čia viskas. Nu, tegul pasako, gal mes turėsim žymiai daugiau. Čia niekas jokios naudos neturės, nes dujų nebus. Ir Bet klausykite, jūs čia dabar šnekate dėl tų dviejų žvalgomųjų grąžinių, dėl 80 milijonų litų investicijų. A jau šnekate? Ekologiniai ūkiai yra. 500 metrų nuo šiukšlyno bus transformuotas. Lygiai tas pats nuo tų gręžinių. Pas mus bus pramoninė gamyba. Nes mums reikia galvoti. Juk mes investicijas darom, ūkininką einam į kreditus turim, aš pavyzdžiui, skolos bankams. Investicijas didžiausias padarytas. Jūs žinot, kad žvalgomieji susėta, leidimas į mūsų Rietavo plotį išduotas jau angliavandenilių tyrimai ir naudojimai. Tarp tik, kad čia jokių žvalgybų nėra dokumentuose. Tai jūs paleidot... Konkursai yra žvalgyba. 80 milijonų litų, jūs galvojate, už tokią kainą galima gamyti. 80 milijonų ne dėl žvalgybos, o vismo investicija yra. Čia nerašo. Žodžiu, 18 Radeckas, Žygaičius čia pats atsakė. 80 milijonų, bet jokia žvalgyba, o visumo investicija yra tik tai. Nu tai už tai nekonkrečiai. Dabar dėl technologijos, kas ne už tai, kad nepaimti, bet tik ne tokią technologiją. Ryt poryt ateis geresnė technologija, mane domina jūsų partijos, ką jūs galvojate? Nieko nepadarys už tokią rezervę. Jonai, mes pasakykit, kokią naudą turėsime. Nu taigi pasakykit, kad ir žvalgyba nenorės atsimti savo pelną. Ir dar čia, tai iš viso, sustabdykit ir nenės. Taigi, jau sakė, Laima sakė, kad, reiškia, geologai pridarys mergom vaikų, reikės policijos, gimdymo namų ir taip toliau. Tokia nauda. Jūs pats girdėjot, Kempinskio konferencijai. Jūs pats girdėjot, kaip sakė Deivisas, kokia bus nauda. Pakartokit, ką jisai pasakė.
dujos Lietuvai nepigs. Nes tai yra rinkos produktas, o ateis per kitą socialinę pusę. Taip jis sakė. Geologai prisigėrė, pridarys mergom vaikų, reikės gimdymo namų, susimuš jie, reikės policijos ir taip išplėtoti infrastruktūrą. Štai kokia socialinė situacija mums buvo nupaišyta. Patvirtinkit šito žodžius. Ir kas svarbiausiai, mūsų dar viena važiavo atstovai ir antros atstovės neįleido. Kurie atvažiavo moteris, norėjo įeiti ir neįleido į Kempinskio viešą. Gal pakomentuokit apie tą, kad norėjo įeiti į aikštelę ir kaip Darius buvo išprašytas. Jo, bendruomenės atstovas. Ir ką Karlas pasakė, ką reikia padaryti su lietuviu? Jūs pasakykit. Jūs Kokie investitoriai čia yra įleidžiami? Kokie žmonės ateina Lietuvą? Ir tiesa, nors vieną dalyką, mažą ačiū už tai, kad jūs pasakėt Haseltonai savo žodžius. Šitą mes žinom, ką jūs ten jam pasakėt. Už tai tai dar to prakeiksmo galbūt truputį pamažinti galima. Dabar apie tą minijos naftą. Čia atrodo yra tas vaikinas. Tai vat jisai man neduos meluoti, reiškia. Jisai prie mūsų priejo, kada mes išėjome iš to mūsų posėdžio. Mes pasisveikinam. Jūsgi nesakėt, kad jūs norite nueiti dabar į minijos naftos teritoriją. Būtumėt tą pasakę. O mes žinojom, kad ten bus draudžiama į... Palaukit. Būtumėt pasakę, tai buvo, ačiū Dievui, 3 Seimo nariai, mes būtumėm Haseltonui pasakę, kad jūs būtumėte įleistas. Tik tai ką jums reikėjo? Ir mums reikėjo pasirašyti, ką mes visi pasirašėm. Kad mes susipažinę su saugumo technika, nevaikščiosim kur nereikia ir užsidėsim šalmą. O ar aš turėjau tai žinot, kad tai reikia pasirašyti? Tai reikėjo mūsų paklausti. O tai jeigu mes nežinom, kaip mes to turim paklausti? O jūs suprantate, dabar aš atsakysiu. Plius mes buvom paklausęs to Salamagino patarėjų. Padėjai susiskambinom ir klausim. Neminėjo apie tokius dalykus. Jūs galite pasakyti, kada įvyko tas incidentas, mes visi labai sureagavom. Ir Haseltonai pasakėm, jis atsiprašė po to jūsų. Ne, negirdėjau. Viskas yra nufilmuota, jis absoliučiai nekreipė dėmesį į mūsų komentarus. Pateikti pataisas ir paaiškinti visą Aš Haseltonai pats sakiau, kad atsiprašyk ir čia negalima... Jeigu jūs turite sakyti, atsiprašyti, ar jis pats nesupranta. Ar jis dėl to nesupranta, kad jis negalima? Jūs suprantat, aš nesupranta. Seimo nariai priėmėt konstituciją ir nieko nesėmėt savo piliečių gynybai. Tarp kitko ir visa partija nėra tokia pati yra. Tai jūs tuo momentu, kai pamatėt, kad vyksta konfliktas, tai galėjote ir duoti tą, pasirašyti, ką ten reikėjo. Pasiūlyti kažką. Aš neturiu lietuvių, bet iš kitos pusės, jeigu jūs būtumėt... Tai va šitaip viskas ir praeis. Sakysit, jūs nežinojot, nepaklausėt, nepaskambinot. Taip viskas ir praeis. Taip viskas praeis. Tai vis dėlto dabar aš iki galo nepapasakojau. Nu, va, tai kaip vis dėlto minijos naftoj. Kada būtent po visko išėjo, tai jau Haseltonas siūlo. Taip, jie bendruomenės atstovai, jie galbūt ir įsigando, nes jie nežino, kad reiškia būti sukišti. Tai žemės sklypas ten privatus. O jūs tai žinai, kokias prieš tai žmogus išnuomavo, tai pavyzdžiui, žmogus neturi susimėti tas savo sklypas. Nu, jeigu jau vyksta kažkaip, yra pramoninės objektas, tai žmonės turi pasirinkti. Taigi tvarka yra, suprantat, yra pramoninis objektas. Tai aš galvoju, jūs padarėte vieną klaidą, kad jūs nepasakėt Salamakinui arba man, mes būtumėm tikrai Haseltonui pasakė, mes susiskambinom su Salamakino patarėju, ar galėsime dalyvauti išvykstamajam posėdžiui. Sako, mielai prašom, viskas. Viskas, nebuvo jokių komentarų apie nieką daugiau. Galite pasakyti 3 sakinių, kad nori su jumis. Derinta su patarėjai, nebūtina su Seimo nariu. Lygiai taip pat jūs galite. Ar jūs eisite tai? Aš manau, kad jie galvoja. Tai jūs nežinote, reikia paklausti. Jeigu atėjo su patarėjai suderinam, visus klausimus taip galime. Supraskit mane teisingai, aš Haseltoną absoliučiai neteisinu. Jisai pasielgė netinkamai ir aš ir prieš tai už jo pareiškė. Jeigu jūs sakote, kad jūs pasmaukti reikia, kaip jūs galite į teismą, jūs turite augas su kėdėsiai. Bet jeigu ne visai, jūs turėtumėt skalūnų gavybą pagal O pasakykit dabar vieną dalyką, galite pasakyti, ką pavyzdžiui Šiupariuose veikia Haliburton automobiliai? Haliburton technika, ką veikia Šiuparių minijos? Jūs patys pasakėt, kad Haliburton Lenkijoje vyksta gal... O tai ką jie veikia Lietuvoje?
Ką jie ten daro? Samonus gręžia. A, jūs nežino šitą. Supratau. Klausėmės, Rūta, ar tu išgirdai savo klausimą apie ūkius sužlugdymą? Aš nieko negirdėjau, aš laukiu Noriu pasakyti, kad man atrodo, vienaip ar kitaip, kaip sakant, jeigu ne Žygaičiuose, tai gal kur kitur bus atlikta ta žvalgyba ir išaiškės, kad skalūninių dujų, kaip jau dauguma geologų mano, gal čia ir nėra, gal yra skalūninė nafta, gal čia tiek yra maži, kad neapsimoka eksploatuoti. Ir praeis 5 metai ir mes pamiršime. O jeigu bus antra, čia stovės keli bokštai, kad tada jūs pasakysit. Iš žmonių ne keli, o 14. Tai palaukit, norint atlikti žvalgybą, turi būti 2 gręžiniai išgręžti. O gavyba? O jeigu pasirodės, kad nieko nėra, tai nebus. O ko? Vienas klausimas. Jūs sakot, tada spręs vėl pavas, vėl vyriausybė. Tai dabar taip suprantam. Ne, aš dabar taip, palaukit, aš taip supratau. Jeigu mes išgręžiam tos gręžinius, uždarom ekologinius ūkius, pirmiausiai visą sužlugdom žemės ūkį. O kas po žvalgybos nieks nebus, jeigu nieko nerado, nieko. Aš jau pasakysiu, jie pasakė, jeigu bus skalūnų dujų sustatytos aikštelės, ekologiniai ūkiai bus uždaryti. Reiškia, grėsmę mato. Žemės ūkis grėsmę mato. O kuo skiriasi žvalgybos technologija nuo gavybos? Technologija pati, bet tai žvalgyba yra tam, kad apskaičiuoti galimus išteklius, o gavyba... Ir iš karto užteršia, mes iš karto užteršia. Tai kyla klausimas, jeigu sako, kad skiria žvalgybą ir jūs sakėte 80 milijonų, tai čia, ne pinigai, tai kodėl negalite atlikti? Kodėl mes atiduodam amerikonai? Ir kodėl jis toks geras dėdė, atlik žvalgybą, nieko neranda, susideda čia modernų. Klausimas yra praeitos kadencijos vyriausybė. Tai ko jūs sėdėt? Tai ko jūs sėdėt? Tai ko jūs tada sėdėt? Viskas čia. Dabar jūs mane keiskite, bet jūs pripažinkite, kad jeigu nebūtume sustabdę, jau seniai būtų viskas. Tik jau ne jūsų dėka sustabdė. Politikai ir matėm, kaip jūs elgėte. Buvom politikai ir matėm, kaip jūs elgėte. Ir aš balsavau politikai už tai, kad sustabdyti ir gauti, reiškia... Kiek laiko ta ranka kilo? Ir žinom, kokius susakiniai, dar mintys atsinom, ką jūs sakėte. Institucijos pažįsta. Ne tik minčiai, tai yra mūsų susirinkimas, kada vyko gruodžio pradžio konferencijų iš patikėlis kartus skambinų. Ir tai paklausti šitą įsipasakė, Lietuva į tai nei centų neinvestuos, bet žinos, ką jinai turi. Ir nieko iš to negali. Ir išduodam Amerikos gigantams, korporacijom. Bet tai žmonės supraskite, kad nesmė yra, kas dabar yra priiminėjama. Konstitucija parašyta žemės gelmių teršti negalima. Kaip jūs galėjote apskritai tokiais įstatymų pataisas teikti? Ir kaip galima buvo skelbti konkursą, kaip jam nebuvo netgi reikiamų įstatymų išleistų? Tai dėl konkurso aš atsakyti galiu. Konkursas buvo skelbtas, žinot kada, tai mes nebuvome nei Seime. Tauragės Šilutės sportas. Tauragės Šilutės sportas. Konkursas paskelbtas. Bet jūs pripažįstate tai, kad konkursas buvo skelbtas nesant įstatymą. Tai reiškia, jis yra negaliojantis. Konkursas pats negalioja. Kreipkitės į vyriausybę. Seimo nariai. Žemės ūkio ministerija, kuri yra atsakinga už valstybinių lygių, tai eina tęstinumas, jisai buvo galiojantis, negaliojantis, valstybė turės nešti milžiniškas. Vien dėl to ir įstatymus pataisė. Tai yra nusikaltimas. Už nusikaltelius valstybė. Pataisė, tai pareiškit pretenzijas per... Jau buvo geras, kiek įstatymas. Mes dabar laižomės iš tos situacijos. Jeigu galit dar vienas dalykas, mes apie vardymą laiškais
Kam jo reikėjo tokio nuostolingo tardymo? Gal ryt poryt bus kitas būdas paaiškintų apie jau. melioraciją, nes iš pat pradžių Kam reikėjo domėjomės tik skubėti? melioracija, kaip bus Kam reikėjo melioracija skubėti? žvalgyba. Ir jie atsiuntė specialistų. Ir yra oficialus laiškas, kad tikrai melioracija bus sugadinta. Tai vienintelis. Taip, čia toks seisminis tyrimas. Jo, per tos sprogdinimus, kur tai 4-5 metrai į gręžį. Tai savo vienintelė Žemės ūkio ministerija, kurie atsižvelgia ir jį išsamei išanalizavo. Tai va vienintelė. Ir veterinarijos tarnyba. Galim šnekėti su žmonėmis, Apie kitą nieko negalim net pasakyti. Jeigu jie pripažįsta, kad konkursas yra neteisėtas, realiai pripažįsta, kad padarytas nusikaltimas, sudarant tokias sutartis, Sutartis nepasirašytos. Kubilius pasirašė su Chevronu, teisingai pasirašė, jūs pripažįstate tai. O įstatymų taip pat nebuvo pripažįstate. Tėvynės išdavystė kaip minimum. Nu, jūs dabar spekuliuojate įvairiais dalykais. Mes spekuliuojam. Gerbimieji, mes nespekuliuojam. Aš atvažiavau iš Pagėgių savivaldybės. Šiandien čia galėjo atvažiuoti 500 su technika. Bet sakau, jie neverti šito, kai jūs važiuotumėt. Ir jūs negalvokit, kad mūsų tiek jūs drąsiai jaučiatės. Mes galim sukelti tokį vėją čia jums, kai jūs būtumėt šiandien į Seimą neparvažiavę. Ir mes padarysim šitą. Mes jau gerai. Mes tik pažiūrėkime tas jūsų jauniškas akis. Kaip jūs galite taip žiūrėti iš Jeigu Makaronis pasakė, ar prisims atsakomybę, sako, kas nebučių vanduo išbėga karosą, išbėgo, kas atsakė? Tai mes esam blogiau nebučių karosų žmonės. Taip jie įsivaizduoja mumis. Kada balsavimai, tai mes esam geručiai. Kaip tik išbalsuoja, mes esam, nei karosų vaizdinė esam. Ir žmonės pagalvokim, kad darbo partija turi dimti iš viso, iš žemėlapių tokio. Bet visi žinau, kad tada jo jūs atpažįstate. Jūs išplatinti visai Lietuvai apie jūs, apie jūsų mes prisiima atsakomybę Seime už tokius įstatymų pakeitimus. Konkrečiai, kas prisiima, kas atsakys? Kas atsakys, kaip sakot, ne tik jis, bet ir jo šeima, ir tie vaikai išauklėja arba kažkas tai va panašaus. Turi būti va tokia atsakomybė tam žmogui, kurie jūs pateikia va šitokius. Tai va, bet teisinių aktų nėra tokių, kad jį kažkaip, jūs dabar prabalsavote ir viskas, bet jokios atsakomybės nenešat. Jūsų kadencija pasibaigė ir viskas, jūs išeinat, jūs neišeinat, jūsų įstatymai lieka toliau. Rūta, tą atsakomybę mes padarysim jiem. Mes išplatinsim, kad atsimintų ir vaikai, ir anūkai, ir promokė apie juos. Bet aš suprantu, bet jie patys jie turi kelį sakyti, nieko nebėjo. Bet anūkai... Jis negali deginti, nežinot apie juodos sutartį. O kas jis yra? Kiotos sutartis yra anglės dvideginio tarša. Taip, o kas yra su skalūnų dujom? Jos nevalytos negali būti deginamos Lietuvoje. Lygiai taip pat iš Amerikos negali juk būti jos parvežamos, todėl kad yra pasirašysi Kioto sutartį Lietuva. Su visų pasauliu. Taip nepasirašysi ir Amerika su Kinija. Tai yra dvi šalys. Tai va, apie ką mes kalbam. Jeigu norime tas skalūnų dujas eksportuoti arba jas patys naudoti, mes turim papildomai jas išvalyti, kur kaina yra žymiai didesnė. Pirmą reikia jas rasti. Ne apie tai, Poveikio aplinkai vertinimo Gėda darbo partijai paliukui prieš akį. Kolegos, jeigu nuimsit kameras, aš vieną dalyką pasakysiu. Filmuoja mane, aš nesakysiu. Matot, pats yra įdomiausias dalykas, kada jūs bailys esat.
Jeigu pats Mackevičius pripažina, kad komedikai, kad pats barbariškiausias dalykas ten, kuris gal būti, o jūs bijot, tai jūs esat Lietuvos išdavikas. Bijot dalykas. Šarvus pasidėję ir čia stovo. Reikia sakyti tiesiai žmonėms akis. Niekada nebijokim sakyti. Šimtas kameras išjungti, nereikia kamerų išjungti. Reikia sakyti tiesiai akis. Aišku, mano klaida buvo, kad aš kėliau komitete tą klausimą. Tyliai nuvėjau, dabar Pataisą padarė. Nu, tai jau sugrįžė. Naudoti, skirti ir naudoti. Apie kokias mes šnekam dar, kad atskirta yra. Kolega jūsų prabalsuos prieš karą, kad vien žodžiu mumis panaikinti iš to. Tai viskas, kartu su viskuo atiduodam. Ir būtent spalio mėnesį, kada žmonės pradėjo kilti, tada į seniūnėjai tik atsiuntė lapkričio 7 dieną tokį raštą, kad mes darysime jūsų teritorijoje. Kaip jiems nėra, kaip darželį ir vaikų. Pasakys, kad demokratija. A jie turteis, savo galvos netos. Kur jūs lengvauja žmogus? Dabar viską daro apie netį. Atsakykit dabar. Atsakykit. Aš jums sakiau, kad prieš pabas, prieš žvalgybą ir prieš gavybą. Čia mūsų Rietavo plotas. Niekas licencijos niekam netėmė. Mes dėkingi, tai būtent bendrovėje esam, kad jie neturėjo pinigų 5 metus prie mūsų čia kišti. Nes prieš 5 metus jau būtume mes jinai įsprogdinti ir sunaikinti buvę. Nesvarbu, jūs Seimas esat viena šeima. Mes pykstam dėl tos pataisos. Kur tarp Tegu nežino, Jolanta, atiduok, tegu pasiskaitai, matyt, nežinai. Jisai turi, jisai sausio mėnesį verė. Viskas čia buvo dar prie anos kadencijos čia viskas. Ir vėl visi kalbėjo. Ir vėl visi kalbėjo. Niekas nežino, net Europa nėra. O kieno jūs įstatymą dabar palaikėt, kai balsavot už pataisas? Anuos vyriausybės, praeitos vyriausybės įstatymės. Jūs palaikėt. Tai jūs visada reikia balsavos nevyksta. Pataisas dėl nuodėmų. Vienodai susidarė prabalsavo. Dabar išaugai, kad viską na patį padarė. Pozicijų, o tą įstatymą būtent su pozicija viską. Labai vieningai 100%. Jūs drįstat sakyti, kad jūs tai visas esate. Iš kur pasakyti? Panaikinimą mūsų 16 jūs partijos narių prabalsavo. Pasakė. Seime aš esu. Nu tai tokio žodžio žmogaus įdėjo. Abi nutamai klausimai negalėtų pačiam Seime paaiškinti. Nepasakė, kad jie buvo tos dalykus. Nes nežinojau, tikrai, yra net pasirašus. Nežinau, kas pateikė. Eilutėse už kiek jums geriau atsakykit, nupirka šauruonas. Ševronas turi $40 milijonų arbitražiniam teisme. Ir jūs Visi budručiai. Visi viską žino.